Sveiki bičiuliai, šį kartą vėl aš kai ką pagaminsiu, vėl gaminsiu konteineriuką, bet šį kartą gaminsiu konteineriuką iš 2 plastikinių butelių. Štai tokių plastikinių Coca-Colos ar kitų gėrimų butelių. Taigi kaip aš gaminsiu tą konteineriuką, ogi panaudodamas štai šitą dalį, tik patį kakliuką ir kamštelį. Vat šitaip aš atsipjausiu sulig šituo žiedu, bandysiu lygiai atsipjauti, o vėliau vieną su kitu suklijuosiu. Taigi pažiūrime, kas gausis. Visam procesui naudosiu štai tokius įrankius. Tai dildė, maketinis peiliukas ir metalo pjūkliukas. Mums reikia kuo lygiau, kuo arčiau šito sustiprinimo žiedo atsipjauti visą likusią butelio dalį. Geriausiai man gavosi, tai pjaunant va taip pat su metalo pjūkliuku. Kadangi šita vieta yra gan storos plasmasės, tai su peiliuku sudėtinga. Iš tikrųjų, geriausias būdas atpjauti, tai yra įsistačius visą kamštelį į spaustuvus ir tada niekas nejuda ir galim labai paprastai viską nupjauti. Kadangi demonstracijos vietoj aš neturiu spaustuvų, tai įsispraudžiu štai šitai tarp kelių ir krūtinės atvirkščiai pjūklą ir tada štai taip, stumdydamas pirmyn atgal, patį butelį biškį pjaunu. Štai, pagaliau pavyko man nupjauti. Žinoma, pats pjūvio vieta nėra švari, todėl man reikalinga dildė. Su dildė bandau šiek tiek aplyginti pjūvio vietą, kadangi, kad išgauti geriausią sandarumą, mums reikia, kad šie paviršiai būtų kuo lygesni, kadangi mes juos klijuosime tarpusavį. Vėlgi tą geriausiai padaryti įsispraudus kamštelį į spaustuvus, bet kadangi, kaip minėjau, aš neturiu, tai bandysiu viską atlikti rankomis. Toliau, šiek tiek padildinus, šiek tiek norėtųsi pasilyginti paviršių į pačią briauną. Ta galima padaryti su maketiniu peiliuku. Taip, kampu nupjovus visokias atplaišas. Arba naudoti kitą turimą peilį. Taip pat galima panaudoti dar švitrinį popierių, šiek tiek apglūdinti pačius kampus, kad visiškai panaikinti kažkokias tais galimas atplaišas. Bet šiuo atveju galima šiek tiek taip paskursti peiliuku. Aš labai nesismulkinsiu į grožį. Svarbiausia, kad suprastume principą. Tikrai manau, kad daugelis turbūt žinot šitą metodą pasigaminti sandarų konteineriuką. Taip pat galima naudoti ne tik Coca-Colos ar kažkokių panašių gėrimų, tokius siaurus kakliukus. Taip pat didesnį konteineriuką galima pasigaminti iš šaltos arbatos, Nestea,
su buteliuku, su didesniu kakliuku, gausis automatiškai ir didesnio tūrio konteineris. Taigi taip pasižiūrime, aš matau, kad pas mane vietomis yra šiek tiek per didelis tarpas. Tai bandysiu nusiglūdinti taip, kad kuo gražiau jie vien su kitu gultų. Sekantis dalykas, ką mums reikia toliau daryti, tai šiuo atveju aš naudosiu super klijus. Galima naudoti ir toks būna karštos plasmasės pistoletas, su juo padaryti, išlydyti plasmasės tokį aplinkui ir bandyti juos suspausti. Manau, toks variantas būtų pats geriausias, bet aš šiuo metu tokio dalyko neturiu, tai naudosiu super klijus greitai ir manau, sandariai man viską suklijuos. Tiesa, mano klijai yra želė tipo, neskysti, šiek tiek lengviau su tokiais dirbti, kadangi gali tose vietose, kur reikia daugiau klijų, gali daugiau padėti. Na ir dabar atsakingiausias momentas juos suklijuoti. Ir svarbiausia, neprisiklijuoti pirštų. Daugmaž tiesiai. Na ir dabar reikia šiek tiek palaukti, kol klijai sustings. Jeigu paviršius, kaip pas mane yra, paviršius nėra visiškai lygus, tai tikrai bus nesandarus konteineris, bus tarpai. Aš vėliau šiek tiek apdžius, pažiūrėsiu, kur yra tie nesandarumai ir bandysiu dar su klijais į tą vietą biškį paklijuoti. Toliau bandau žiūrėti tas nesandarės vietas, čia toksai atsiradęs griovelis ir po biškį vėl ratu važiuodamas bandau tą griovelį užpildyti klijais. Gal tai pavyks, galima būtų dar bandyti, pagalvoju, kažkiek tai su žibtuvėliu palydyti šitą šoninę plasmasę, bet gal šio karto apsiribosiu tiesiog klijais. Nes matau, pakankamai gražiai gula klijai į griovelį. Štai dar šiek tiek laiko palauksiu ir vėl pasižiūrėsiu, ar neatsivėrė plyšiai. Dabar kuris laikas paliksiu padžiūti. Mačiau, viena skylutė pasirodė, klijai dar ne visiškai sudžiuvo. Vėliau bandysiu tą patį padaryti ir iš vidinės pusės. Atsukęs abudu galus, vidiniai pusėje irgi matysiu plyšį. tą patį plyšį vėl bandysiu užpildyti klijais, tik iš vidinės pusės. Tai padės ne tik sandarumui, bet ir bereikalinga ertmė, kur gali kauptis mūsų būsimas laikomas produktas. Ar tai būtų cukrus koks nors, ar kokios kitos birios medžiagos. Tai vat palaukim, kol išdžius. Praėjo kiek laiko ir vėl aš bandau, kaip minėjau, kartoti klijavimo procedūrą, tik dabar iš vidinės pusės. Tai nėra paprasta, kadangi sunku išvelgti, kurioje vietoje yra centras. Taigi su klijais važiuojama aplinkui, po truputį ir taip suklijuojama visą perimetrą. Tada laukime, kol išdžius ir mūsų konteineriukas bus pabaigtas. Tai tiek šiam kartui.